Senovės Kartagina. Tuniso įlankos pakrantėje, netoli sostinės, plyti senojo finikiečių miesto Kartaginos griuvėsiai. Šiandien didžioji dalis griuvėsių yra po žemę, ant jų stovi dabartinių Kartaginos gyventojų namai. Archeologinėme parke esanti Birsos kalva yra senovės kartaginiečių citadelės vieta. Iš jos atsiveria panoraminiai apylinkių vaizdai, čia įsikūręs Kartaginos nacionalinis muziejus. Pagal padavimą Kartaginą įkūrusi Tiro karaliaus duktė Didona arba Elisa. Finikiečių Kartaginą sužlugdė Punų karai su romėnais. Kartaginoje yra išlikę daugelio pastatų liekanų, miesto kapinių radiniai, dievų figūros, amuletai, kaukės. Pastatytas paminklas Liudvikui IX, kuris 1270 metais mirė nuo maro Tunise. Antonino Pijaus termos. Romos imperatoriaus Antonino Pijaus valdymo laikais Kartaginoje buvo pastatytos termos, kurių griuvėsiai išliko iki šių dienų. Vienu metu pirtys buvo laikomos svarbiausiomis Romos Kartaginos struktūromis, čia nuolat rinkdavosi vietinė diduomenė, buvo svarstomi politiniai ir socialiniai klausimai. Jose per dieną apsilankydavo keli tūkstančiai žmonių. Moterys eidavo pirmojoje dienos pusėje, vyrai po pietų. Patys pastatai buvo paremti masyviomis marmurinėmis kolonomis, o neseniai vienas iš jų buvo restauruotas ir pastatytas į pradinę vietą. Išlikusi tik požeminė termų dalis anglies ir medienos sandėliai, aplink kuriuos guli nuvirtę kolonos. Nors jos iš dalies sugriautos, vis dar galima apžiūrėti jų liekanas ir įvertinti architektūrinius ypatumus. Iš šio Tuniso orientyro atsiveria vaizdingi Viduržemio jūros vaizdai. El Džemo amfiteatras. El Džemo amfiteatras yra vienas įspūdingiausių romėnų statinių Afrikos žemyne. Amfiteatras pastatytas centrinėje Tuniso dalyje, mažame El Džemo miestelyje. Jis yra beveik tokio pat dydžio, kaip ir esantis Romoje. Jo ilgis 148 metrai, plotis 122 metrai. Arena buvo 65 metrų ilgio ir 39 metrų pločio. Kovas galėjo stebėti apie 35 000 žiūrovų. Iki 17 amžiaus amfiteatras išliko beveik nesugriautas, tačiau vėliau jo akmuo naudotas miestui atstatyti. Amfiteatrui labai pakenkė turkų naudotos patrankos, kai vyko sukilimo malšinimas. Praeityje jame dažniausiai buvo rengiamos žiaurios ir kruvinos kovos tarp gladiatorių ir žvėrių bei lenktynės su vežimais. Šiame laikmetyje amfiteatre rengiami įvairūs koncertai, įskaitant kiekvienais metais vykstantį klasikinės muzikos festivalį, į kurį atvyksta garsiausi pasaulio orkestrai. Nuo amfiteatro, kuris irgi įrašytas į UNESCO saugomų pasaulio paveldo objektų sąrašą, galima apžvelgti visą miestelį.